Mažylio laukimas – ypatingas, stebuklingas laikotarpis, tačiau laukimo džiaugsmą neretai aptemdo skausmai nugaroje. Kaip nepatogumus palengvinti ir savo padėti? Kaip pasirinkti korsetą ar diržą pataria Eleidi vadybininkė Eglė Liehauskaitė Franskevičienė. Moterų pasaulyje liekninantis ir figūrą koreguojantis trikotažas populiarus jau nuo senų laikų. Tai pats paprasčiausias ir greičiausias būdas atgauti nepriekaištingą figūrą. Apatiniai pagelbės, jeigu norite padailinti liemenį, išlyginti siluetą šonuose, pakelti užpakaliuką, išryškinti krūtinę, pakoreguoti laikyseną ar net paslėpti celiulito požymius. Koreguojantis apatinis trikotažas taip pat padės, jeigu reikia sumažinti kūno apimtis 1-2 dydžiais. Nereikia manyti, kad koreguojantis trikotažas senai nemadinga garderobo dalis. Atvirkščiai šiais laikais tai moteriškumo ir seksualumo detalė, suteikianti kiekvienai moteriai pasitikėjimo savimi, o figūrai tobulumo bei išskirtinio žavesio. Nėštumo metu būtinai patarčiau nešioti specialų diržą, nes dėvint jį svoris tenkantis nugarai ir juosmeniai paskirstomas tolygiai. Dėl to sumažėja skausmas, strijų atsiradimo ir raumenų patempimo tikimybė. Paprastai specialus nešiosios diržas pradedamas dėvėti nuo 30 savaitės, kai pilvukas yra jau gan didelis ir moteris vis dažniau ima skųstis skausmais nugaros srityje. Paskutiniais nėštumo mėnesiais, kai jausite ypatingą diskomfortą, nešiosios diržas padės nejausti tempimo pilvo apačioje ar nugaros skausmo. Žinoma, nepabandžiusi nesužinosite, ar jums tinka ar ne, bet mūsų klienčių atsiliepimai yra puikus. Besilaukiančioms kūdikio siūlome rinktis arba diržus, arba kelnaitės nešiosioms su prilaikančiu diržu tam tikrą juostą pilvukui. Vienas populiariausių modelių – nešiųjų diržas, kuris dar yra ir labai universalus. Vieną pusę galite nešioti būdama nėščia, o apsukusi nešiojate ir po gimdymo. Nešių pasaulyje dominuoja kūno ir baltos spalvos apatinis trikotažas, kurį rekomenduojame skalbti rankomis šiltame vandenyje. Kad neprarastų savo formos, skalbiant ir skalaujant diržo negalima trinti ir gręžti. Taip pat nepatartina lyginti. Palaikantis diržai gerai priglunda prie kūno ir nevaržo judesių. Dėl to diržą rekomenduojame dėvėti visą dieną, nuimti atliekant procedūras, ramiai ilsintis namuose ar miego metu. Diržų po gimdymo yra įvairių, jos galime pritaikyti įvairiems lūkesčiams patenkinti. Norint išsirinkti tinkamiausią, būtina atkreipti dėmesį į savo individualius poreikius ir savijautą. Taigi, jeigu pas jūs suplanuota cezario operacija, patarčiau iš anksto pasirūpinti būtent kelnaitėmis po gimdymo. Jos tikrai padės daug lengviau atsistoti ir pradėti vaikščioti, kadangi prilaikys raumenis, gimdą ir vidaus organus. Kodėl kelnaitės po operacijos geriau nei diržai ar korsetai? Nes jūsų spaudimas pasiskirsto ne vien tik pilvuko zonoje, bet ir apačioje prilaiko patį randą, kuris yra gerokai žemiau. Noriu apžvelgti populiariausių modelių privalumus ir trūkumus. Abu jie yra stipraus suspaudimo, kokybiški ir puikiai atliekantis savo funkcijas. Stipriai sumažina tempimo sukeliantį skausmą, prilaiko ir padeda atsistoti raumenims. Abu modeliukai užsisega kabliukais. Taip pat turi silikonės juosteles, kurios leidžia stipriau prilaikyti kelnaites, kad jos tiesiog nesmuktų. Kitas svarbus klausimas, kokį dydį išsirinkti. Iškart po gimdymo lieka nemažas pilvukas. Visi vidiniai organai traukiasi lėtai, kad jie nesusispaustų per stipriai, dažniausiai patariame rinktis dydžiu ar 2 didesnį, nei nešiojate prieš nėštumą. Jūs turite jausti komfortišką suspaudimą, bet to nebijokite didesnių dydžių, juk visi korsetai užsisega kabliukais ar turi lipdukus, kurie leidžia reguliuoti suspaudimo lygį ir palaipsniui mažina kūno apimtis. O tai labai funkcionalu ir patogu. Jeigu operacija nėra suplanuota iš anksto, tuomet į gimdymo namus rekomenduojame paimti universalų elastinį diržą ar korsetą, kuris tinka ir po operacijos, ir po natūralaus gimdymo. Visi korsetai klasifikuojami į pogrupis. Ilgi korsetai diržai po gimdymo virš 25 cm ilgio. Toks variantas idealiai tinka aukšto ūgio moteriams, kurioms įprasti diržai dažniausiai būna per siūri. Taip pat šis prailgintas diržas puikiai pritaikytas mamytėms po cezario pjūvio. Diržai su petnešėlėmis ir kelnaitėmis.
Šie korsetai po gimdymo leidžia netrukdomai judėti, nevaržo judesių, neslysta ir užtikrina maksimalų komforto jausmą. Idealiai tinka aktyvioms sportuojančioms mamytėms. Stiprus ir labai stiprus elastiniai formuojantis korsetai. Tokie korsetai ypač stipriai prilaiko pilvo raumenis, paslepia pilvo raukšleles, nelygumus ir padeda sumažinti apimtis keliais centimetrais. Toks modelis itin greitai sustiprina pilvo raumenų tonusą ir padeda greičiau atstatyti buvusią figūrą. Orui pralaidūs elastiniai korsetai, itin kokybiška orui laidi elastinė korsetų medžiaga suteikia galimybę individualiai pritaikyti korsetą prie kūno formų. Todėl jis idealiai prigluna, netrukdo judėti ir leidžia odai kvėpuoti. Modeliuojantis korsetai turintis kaušelius krūtiniai. Tai itin stipriai modeliuojantis korsetas, kuris padeda greičiau susigrąžinti pilvą ir liemens formas bei odos tangrumą, o specialūs kaušeliai pakelia ir pralaiko pasunkėjusias krūtis. Korsetai skirti figūros atstatymui ir sportui. Tai visame pasaulyje itin populiari korsetų rūšis waist-trainer. Norint turėti itin liekną liemenį ir dailią taliją, šį liemenį patartina dėvėti ne tik namuose, bet ir sportuojant bei aktyviai leidžiant laiką su vaiku. Liekninančius korsetus gali dėvėti ne tik mamytės, bet ir moterys, norinčios greitai sumažinti kūno apimtis. Taip pat korsetą derinant kartu su sportu galite pasiekti neįtikėtinų rezultatų, kadangi korsetas aktyvina kūno šiluminius procesus, medžiagų apykaitą, palaiko taisyklingą stuburo laikyseną bei formuoja pilvo preso raumenis. Medicininiai diržai su velcro lipdukais. Šie medicininiai diržai yra skirti prilaikyti pilvo preso raumenis ir taip sutrumpinti reabilitacijos laiką po gimdymo. Modelis itin patogus tuo, kad diržo įtempimas reguliuojamas velcro lipdukais, todėl visada galite pasirinkti norimą suspaudimą.